Štai paskutinė gula pradalgė. Smagu be nuoskaudos pažvelgti žmogų visiems geriausia palinkėti. Tai niekad žingsniai jums nebūna alsus ir nesustokit po sėkmės pirmos. Tai jūsų akys, rankos, žodžiai, balsas visur atranda džiaugsmo, šilumos. Kiek daug pavasarių žalios dar prieki. Mokėkit laukti, iškart keli ateis. Gyvenimą mylėdami mokėkit dalytis juo, kai reikia su kitais. Pagirkdykit medžius, kai šauks iš karščio ir jūrą atpažinkite laše. Tik liūdesio nereikia šaukti garsiai, nereikia saulės būdinti nakčia. Ir gimkit vėl, kasdieną, kas sekundę, ir savyje išsaugokit kitus. Tegul pro šalį dienos nepradunda, tai jos ilgesnės būna už metus. Labą dieną, brangus krinčiniečiai, svečiai, giminės, pažįstami, artimieji. Kasmet tradicinė vasaros šventė. Prieš tai jums koncertavo Pajašmenių bendruomenės pučiamųjų orkestras ir jo vadovas Vytautas Bičkauskas. Aplodismentai jiems. Nuo toliau visi skaitėt skelbimus ir žinote, kas vyks eigoje. Tai 18:30 koncertas, 19:30 sportinės rungtys ir atrakcionai. Jų metu koncertuos Krinčino vokalinis ansamblis, merginų gitariščių ansamblis, dainuos Vilita Survilaitė. Na ir 21 valandą numatomas Žilvino Žvagolio koncertas, o po to diskoteka iki kol susipeš du gaidžiai. Na, o dabar scenoje Namišių kultūros namų saviveiklininkai koncertuos ir parodys jums savo programą. Ir jų vadovė Gražina Skujenio. Gero klausimo. Aš čia pasirašiau tokią ilgą kalbą pristatyti, kas čia pas jūs atvyko, tačiau man užbėgo žakių gerbiamas Sigitas, tai tik tai dar kartą pakartosiu, kad jūs nori palinksminti šiek tiek ir pasižiūrėti, ar jūs iš tikrųjų esate linksmi, mokate šokti, vieni kitus palinksminti, pašokdinti, jeigu kam dar nelabai linksma, paieškokit, gal kam jau yra, kam linksma ir jums padės. Taigi, su šia nuotaikinga daina jūs pasveikinu Namišių kultūros namų kaimo kapela, kuriai vadovauja Gražina Skujenio.
ši šventė įvyktų, norėtumėm padėkoti ir pagarsinti rėmėjus. Tai Krinčinų bendruomenė, ūkininkai Algis Kripaitis, Rimantas Subačius, Petras Subačius, Kazimieras Kairys, parduotuvės Žirnis, Mėsa, Ropokalnys. Aplodismentai jiems. Nu dabar truputį lietus atgaivins jūs, tai prie tos gaivos bandysiu prisidėti ir aš. Keletą dainelių skiriu jums. Ir degi ruduo, begalinis netobulas niekieno, mano siela paguodžia tik šaltas akmuo. Jis mane pragyvens jau nenikinu, mano siela paguodžia tik šaltas akmuo. Jis mane pragyvens jau nenikinu, o tavęs vis prašau ir prašau, prie raišumo, kuris neišduoda. Mano siela artėja ar tolsta, dar nežinau, į laimę į nieką įgruoda. Susapnuotų mane kada nors, tas į užmirštą vasaros valgį. Aš manau, kad mes būsim abu dar kur nors pasislėpę kažkur. Nuo lietaus liks su mumis, kaip vaikystėje virpčiojo viesulo gūsį, kad nubėgdamas debesimis, tu ties kamino mūsų įgriūsi. Kad nubėgdamas debesimis, tu ties kamino mūsų įgriūsi. Taigi dabar į sceną norėčiau pakviesti. Jau esat Krinčino saviveiklininkės, kurios dainuos savo dainas, kurias labai mėgsta dainuoti širdies ir visas širdys dovanoja jums su dainomis, su savo šypsonomis ir gera nuotaika. Nesvarbu, kad lietus, kad truputį rasą uždės, bet basom pabraidyti po rasą yra labai gerai. Taigi scenoje Krinčino saviveiklininkės ir jų dainos yra skiriamos jums. La 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 la.
žiedą dovanota. Netikrais jausmais, žodžiais ištartais, niekad neišduota. Akimirka sustojo, kai suklopai po kojom, o pakilęs kariai pasilikės draugais ir tada išėjai. Ir tuomet diena sutemo, ir tuomet nuvyto gėlės, ir tuomet pajuoda saulė, neatlaikiusi apgaulės, žemėn žvaigždės nusileido, pažiūrėti tau į veidą ir išgirsti paskutinį kartą ištartą sudie. Lietus lyja. Bet yra žmonių, kurie nenusivylė šituo, kas dabar dedasi gamtos stebuklais, krintančiais gaivos lašais. Šventė tęsiasi ir dabar čia prie savęs norėčiau pakviesti gerbiamą Krinčino seniūną Remigijų Janušį, kol jis ateis, jūsų aplodismentais lydimas. Noriu pasakyti, kad šventės rėmėjai yra šie Krinčino bendruomenė, ūkininkai Algis Kripaitis, Rimantas Subačius, Petras Subačius, Kazimieras Kairys, parduotuvės Žirnis, Vėsa, Ropokalnis. Na ir žodis dabar Remigijui Janušiui. Labą dieną čia visi susirinkusi. Malonu, kad jūsų tiek nemažai, kad nepabūgot to vasariško lietaus. Na, gal išlis ir saulutė. Gražios šventės. Na, o tradiciškai norim apdovanoti keletą sodybų, taip pat sportininkus ir dar kai ką. Seniūnija dėkoja Ritai ir Svajūnų Paliuliams už gražiai prižiūrimą ir tvarkomą sodybą. Seniūnas Remigijus Janušis, taigi kviečiame Ritą ir Svajūną Paliulius. Žmonėms, kurie iš tikrųjų savo laisvalaikį
aukoja tam, kad pravažiuojantys žmonės galėtų pasigėrėti ir pavydėti grožio. Aplodismentai visiems mokytojams ir bendruomenė. Iš tikrųjų, atvažiavus malonu pasigėrėti ir pasigrožėti mokykla. Dėkojam Žalgirio gatvės numeris 12 daugiabučio namo gyventojams už gražiai prižiūrimą ir tvarkomą aplinką. Taigi Žalgirio gatvės numeris 12. Komendantas ar komendantė? Nesispardė, kaip čia nori. Aplodismentai, aplodismentai. O dabar norėtumėm pagerbti sportininkus, kurie iš tikrųjų už sportinius pasiekimus atstovaujant Krinčino seniūnijai. Remigijus Janušius seniūnas. Aš dar pataisysiu, šie 3 sportininkai, kuriuos išgirsit rajono seniūnijų žaidynių tarpe, stalo tenise užėmė 1 vietas. Jovitai Šidlauskaitė. Jovitai Šidlauskaitė. Subačiui. Na dabar norėtumėm pagarsinti sportininkus, kurie garsina savarankiškai susiorganizavę ir išgarsinę Krinčino seniūnijoje. Tai yra Arūnas Subačius, Paulius Suogelė, Rokas Paliulis ir Žydrūnas Strekas. Žydrūnas Strekas kapitonas, ateinat visi kartu, pasimsit maišą dovanų. Jūsų aplodismentai sportininkams, iš tikrųjų, kurie nebejingi savo kraštui, jie garsina ir visi žino, kas yra Krinčinas. Mes norėtumėm įteikti taurę mūsų seniūnui, kurią laimėjo ir pasidės seniūnas savo kolekciją. Ačiū labai, ačiū vyrai, taip ir toliau. Nu dabar dar yra viena padėka, tai yra, patys žinot, kokia buvo žiema, tai yra buvo daug sniego, pūgų, šalčio ir kai kam buvo stichija, kad negali išvažiuoti, pravažiuoti. Taigi ši padėka yra Pasvalio rajonas ir valdybės administracijos Krinčino seniūnyje. Mūsų seniūnijos gyventojų gerovė ir aukštesnė gyvenimo kokybė labiausiai priklauso nuo mūsų visų bendrų pastangų, geronoriškumo ir neabejingumo. Nuoširdžiai dėkojame Jonui Rimkūnui už bendradarbiavimą ir visokeriopą pagalbą seniūnijai. Krinčino seniūnas Remigijus Janušis. Taigi Jonui Rimkūnui didžiulė ir nuoširdi padėka. Na dabar toliau scenoje Krinčino šauniosios gitaristės ir jų mokytojai. Your
Jaunosiam atlikėjam, jos truputį jaudinasi, bet patys supraskim, pirmas išėjimas į sceną visada yra toks atsakingas ir tiek jaudinantis, kad kartais baimė užgožia viską. Aplodismentas jauniausioms atlikėjams. Nuoširdus ačiū už jų drąsą. Na, o dabar į sceną norėčiau pakviesti. Ir lietus, kaip sakant, bet vyrai yra pasiruošę, man Remigijus pasufleravo, kad visi vyrai yra pasiruošę tęsti savo vyrišką karjerą ir išbandyti savo jėgas giros kilnojimo rungtyse, virvės traukimo rungtyse, taigi vyrai pasiruošę, sakė komandas. Nu, visi tie, kurie nebejingi, galite eiti padėti, pasirgti už tiek vyrų, tiek moterų teisės yra lygios, taigi kviečiamas ir moteris dalyvauti šiose rungtyse ir įrodykit, kad jūs iš tikrųjų galite. Man atrodo, teisėjas nesupyks, jeigu bus 7 moterys ir 6 vyrai. 2. Aplodismentai šioms žavingoms moterims, kurios nugalėjo visas kitas moteris. Pažiūrėkit, kiek sveikatos, kiek jėgos ir energijos ir be to dar šypsosi. Aplodismentai, aplodismentai. Jūsų prizas. Ir dabar kviečiama vyro komanda, kuri taip pat nugalėjo virvės traukime. Kur tie vyrai nugalėtojai? Vyrai trečioti. Čia, pro kitų galų kažkaip vaikšta. Taigi vyrai, rikiuojatės gražiai. Palaukit, neskubykit. Palaukit, ko jums įteiks. Palaukit. Taigi, jūsų prizas, pasiėmėt keletą aukštyn. Aplodismentas laimėtas. Laimės tas, kuris pirko laimingą bilietą iš žavių pardavėjų, kurios čia šurmuliavo įeinantiems ir siūlė nusipirkti loterijos bilietą. Ir koncerto metu mūsų estrados žvaigždė ištrauks laimingą bilietą. Taigi ateina jau rezultatai, kurie kilnojo svaršių. Dovydas 52. Man taip sufleruoja, aš taip sakau. Dovydas 52.
94 ir be to dar jau gimtadienį šiandien sakė. Čia antros vietos nugalėtoja. Ir pirmosios vietos nugalėtojas ateina, ne veltui jo šiandien gimtadieniais. Aplodismentai jam. Žilviną Žvagulį. Kodėl galvoju, nėra mano dainų? Neliūdėk, liūdėk, neliūdėk, greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Kai sėdžiu vienas, aš ir būna man liūdna, vartau vaikystėje skaitytas knygas. 10 metų gyvena tai liūtas, bet tikrai žino, kad jis niekam neįkas. Įsimylėjęs mano liūtas bežionę, negali niekaip nusigręžti nuo jos. O bežionė gyvena svajonėmis, kad tuoj kažkas ant metų žirgo atjo. Veja žmonės savas svajonės, pažiūrėk, niekas neieško tavęs. Aplinkui tik visi svajonėm gyvena, sau per dienas iš oro stato pilis. Ir aplink stovi pilis lyg debesys, nors jas lietus ir vėjas greitis laikys. Neliūdėk, liūdėk, neliūdėk, liūdėk, greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, veja žmonės savas svajonės. Pažiūrėk, niekas tik neieško tavęs. Nu, padėsit man biskį. Neusimuši. Neieško tavęs. Neliūdėk. Nu, labą vakarą. Eikit, kaip jūs fainiai visi atrodot. Tokie vasariški įdegę, kokius moteriškas. Užpildysim šiandien tiek vasariškom dainom, gerai? Ar nusiteikia 7 valandų koncertui? Turėsit jėgų? Varom! Nemiegame našak! Brendu per smėlį, jūros krantą, nuo kopų baltų šokių bangas, o jos klajūnės maršą trenkia ir tiesia man būtų rankas. Vasara, man gyventi taip paprasta, kai girdžiu iš bangų tavo žingsnių garsus. Žalių altornų strėlės sminga į auksą skydą virš galvos ir man į širdį grožis krinta garsais melodijos tyros. Vasara, man gyventi taip paprasta, kai girdžiu virš bangų tavo žingsnių garsus. Prisijungti! Vasara, man gyventi taip paprasta, kai girdžiu iš bangų tavo žingsnių garsus. Pastorgalės greta dėsivo. Kolektyvas ima tempą, imam už ragų. Einam!
Istorija tokia, tą dieną, kai gimiau, atskrido du gandrai, bet vienas atbulai, paliko jie mane, nei prieki, nei gale, ir tapo nuo tada gyvenimas bėda. Aš namą pastačiau, bet greitai pamačiau, į viršų pamatai ir viskas atbulai. Nu ką, tiesiai jau į Facebooką, ne? Ai, vari. Istorija tokia, tave kai sutikau, iš karto užkibau ir protą praradau. Duoti jai neatbula, sakiau tau apsisuk, ir šiąnakt mano būk. Galėjo būti ir blogiau, bet toli nuėjau. Jei ką darai negerai, tai daryk atbulai. Galėjo būti ir blogiau, bet toli nuėjau. Jei ką darai negerai, tai daryk atbulai. Sukamės, kolektyvas, sukamės! Galėjo būti ir blogiau, bet toli nuėjau. Jei ką darai negerai, tai daryk atbulai. Galėjo būti ir blogiau, bet toli nuėjau. Jei ką darai negerai, tai daryk atbulai. Galėjo būti ir blogiau, bet toli nuėjau. Jei ką darai negerai, tai daryk atbulai. Galėjo būti ir blogiau, bet toli nuėjau. Jei ką darai negerai, tai daryk atbulai. Puikiai! Šaunuolį, Jėzus, kaip mums gerai papišti. Aš matau tie žodžiai ant galo. Man tą valandą tu nesakei, ir akių į mane nepakėlei. Tik verkei, tyliai verkei. Ir nei vieno žodelio, man tą valandą tu nesakei, ir akių į mane nepakėlei. Tik verkei, tyliai verkei. Ir nei vieno žodelio, man tą valandą tu nesakei, ir akių į mane nepakėlei. Tik verkei, tyliai verkei, tyliai verkei. Ir aplinkui daug vandens, nesistenkit neatspėsiu, nes abu laivys mane, aš plaukiu nepatikėsiu, ir man jūra prieš akis, man vis tiek, kad tik neštylis, stormas man tik tai padės, baltos burės skrodžia jūra, ir skersai, ir išilgai, surusėja sakyvyr, man jis bus ir man gerai, išsitiesęs aš ateną, pasvajosiu dar ilgai. Su vieną dieną į nežinomus kraštus, pavėžėsiu ten tik dieną ir vėl grįšiu į namus. Baltos burės skrodžia jūra, ir skersai, ir išilgai, surusėjęs sakyvyr, man jausmus ir man gerai, išsitiesęs aš ateną, pasvajosiu dar ilgai.
Vėl grįžau į jūros kraštą, kad meilės žurnale padėčiau tašką. Ir vėl šlapi plaukai ant balto smėlio, bet baigės pinigai ir ji nuėjo. Ir čiau mano meilė, čiau, skrendu kur lyja, Santa Lucia, Santa Lucia. Čiau mano meilė, čiau, jums tai dar nečiau, skrendu kur lyja, Santa Lucia, Santa Lucia. Dabar jūsų solo, taip, aplojam visi mergaitės. Puikiai, Vladai. Meilės nebėra jau, tik atėjo gražesnė, gudresnė, gilesnė, laimė išpuošė man. Leisk man sakyti, meilė manoji, leisk pasidžiaugti tavim. Paskirk man vieną, nors vieną, paskirk man vieną, aš tave taip noriu matyti. Paskutinį sekmadienį paaukok mano meilei, mano grįžtančiai laimei, tyliai kantriai. Dabar laimingas būsi, kur dingsiu aš, nežino niekas. Paskutinį sekmadienį paaukok mano meilei, mano grįžtančiai laimei, tyliai kantriai. Solo! Būsiu dabar laimingas būsi, o kur dingsiu aš, nežino niekas. Tikrai? Negirdžiu. Taip. Nu ir atsivisinimui dainelė apie žiemą. Taigi važiuojam. Angelo balto, bet nemačiau deja. Vienišas laikė, nešioja vėjas lauke. Bet ko dar tavo akyse, aš nepaskelsiu niekada. Ir vis kartu, balta žiema vėl kelia tiesiai, gera eiti tiesiai, iš laimės vos neapsvaigau. Kalbėjau tau, kad kūgos baras ir daug stebuklų daros, bet angelo aš nemačiau. Ir paplojam! Vienišas laikė, nešioja vėjas lauke. Vienišas laikė, laikau ir savo galinę. Bet ko dar tavo akyse, aš nepaskelsiu niekada. Ir kartu, balta žiema vėl kelia tiesiai, gera eiti tiesiai, iš laimės vos neapsvaigau.